7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. 7bet lažybos. 7bet. Neatsakingas lošimas gali pakenkti tavo ir tavo šeimos geroviai. Tai gerai, tas antras pralaimėjimas per 3 dienas. Ir turbūt prieš kitokio lygio komandas nei iki tol žaidėt. Kas nepavyko Dubajam? Nesutikčiau, kad panašaus lygio kaip Olympiakos komanda, tai puolime neturėjom šiandien problemų tikrai. Tai galėjom pelnyti lengvai taškus, daug momentų susikūrėm gerų progų. Paprasčiausiai antros rungtynės iš eilės gynyboje nesusiginam ir antros rungtynės ir pražangų selekcija vėl kažkiek šlubuoja, nors iki šio laiko visai šitą gerai dalyką darydom, o kitas dalykas tai jo, gynyba, vėl grįžtam prie to fiziškumo, gynybos geresnės, per daug taškų namų komandai taip lengvai duoti jaustis ir mažai šansų laimėti. Kas man gerai nepavyksta, kad užlaikytų tą pranašumą, kai anksti susikraunat? Kokias esminiai dalykai, kad per nelik patogiai pasijaučia? Treneris sako, galvojat gal apie puolimą jau labiau tada tais momentais, ne apie gynybą? Na tai daug dalykų, toks krepšinis, vieni pasidaro pranašumą, kiti bando sumažinti arba persverti, toks tas krepšinis, jie irgi nesnaudžia, jie irgi keičia kažką, bando įnešti kažko naujo, aišku, kai tu pasidarai tokį pranašumą, kažkiek apmaudu, galų gale pralaimėti rungtynės, tai kažkiek turim būti geresni šitoj vietoj, protingesni, išnaudoti ten, sakykime, tos pačias vėl pražangas, pasaugo tą pranašumą. Jie kaip grįžo, tai realiai greitų puolimų taškais, keli ten tritaškiai Bertans, kur visi aišku žinojo, koks yra metikas ir panašiai. Tai nesmagu, kai turi pranašumą ir galia pralaimėti. To 6 klaidos antro kėlinio pradžioj. Iš kurios taip gimė, kad tada ir grįžo Dubajus ir atrodo perėmė kontrolę. Jo, tai grinai tenais ir grįžo, sakau, subėgo, lengvai taškus susimetė, lik pirmą kėlinį atrodo sunkiai, jie rinkosi tos taškus, startinis penketas gerai laikė varžovus, bet, sakau, rungtynės ilgos pasikeičia penketukai, dar kažkas, treneriai irgi reaguoja, keičia situacijas, mes tuo momentu išpildėme prašiau negu jie. Kabengelė atrodo pačiam jungtelėjo į pilvo sritį, bet tada buvo nustebęs, kad gavo nesportinę pražangą. Kaip jis bandė paaiškinti tai, ką padarė, nes iš pakartojimo akivaizdžiai prabėgančiam tau trinktelėjo. Jo, grįžom į senus tos laikus, kur galvoja nepamatys, gal teisėjai, nežinau, šiais laikais tai sunku praslyti su tokiais dalykais. Ne, viskas gerai, aš su juo pakalbėjau, tiesiog paklausiau, kodėl jis taip elgėsi ir panašiai, nei aš tenais bėgau pas jį, bėgau kažkur į apačią, jisai tiesiog sugalvojo, šiaip visas rungtynės daug kalbėjo, ten bandė kažką provokuoti ir panašiai, tokiam lygiai, bet to smūgio taip ir nesitikėjau, bet jisai kaip ir vyko peržą pats, sakė, aš sutinku, kad buvo čia sporte. Tavo ta pražanga prieš Beikono iš pojūčio buvo, nes iš pakartojimo taip keistai atrodo, kontaktas kažkoks fiksavosi, bet iš paties pojūčio. Aš nežinau, sunku reikėtų pažiūrėti, pats nemačiau, bet ten viršui kamuolį tikrai lėčiau, bet teisėjas gal kažkur kitur ten pamatė kontakto, dar kažko sunku dabar pasakyti, sakau. Lyginant dar visų rungtynių kontekstą buvo daug tikrai ir šito epizodo daug prastų dalykų. Pirma patirtis Dubajui. Kaip tu galėtumai apibūdinti, kai 2 savaitę plus kelionė prisidėjo, Dubajus turėjo 1 dieną ilgiau ilsėtis. Kaip apibūdinti bendrai šitą pirmą pažintį su Dubajum iš Eurolygos pusės? Nežinau, viskas gerai, sąlygos geros, kas liečia, kalbant ne apie krepšinį, tai viskas tikrai gerai. Sąlygos tikrai puikios, aišku, jau jeigu grįžtant šiek tiek daugiau prie krepšinio, tai kelionė aišku nelengva ir panašiai, bet psichologiškai jau turi tam pasiruošti, kad bus kažkiek sunkiau žaisti, tai turi būti tam pasiruošęs. Tai ir pradžia, manau, tikrai tą parodė, kad galima žaisti ir tokiam sąlygom. Fiziškai nekerta tas toks, sakykime, 1 dieną mažiau turėti ir tada dar ta ilgesnė kelionė? Kad čia yra skirtumas, tai faktas ir iš ankstesnių sezonų galiu pasakyti, tai būtent iš atsistatymo pusės, tai ta komanda, kuri turi 1 dieną daugiau, tai tikrai